Labas visiems! Paskutinis vasaros pirmadienis, kaip ir kitos sekančios savaitės dienos. Tuo reikia ir pasimėgauti, išgyventi maksimaliai tą akimirką, susikurti savo šventę ir negėdėti. Žinote kodėl? Nes jeigu mes gyvensime su nuoskauda, mes prarasime šį laiką, kurį dar turime. Tas, kas linkia praeiti, tas linkia ir ateiti, vadinasi vėl visiškai netrukus mėgausimės vasarą. Beje, sezoniškumas dovanoja daug kitų laukiamų švenčių. Taip, kad yra tikrai ko laukti. Dar vienas toksai pliusas tų ilgų tamsesnių vakarų, kuomet mes leidžiame vakarus namuose, tai gimsta tuomet pas moteris kūrybingumas. Noras save įveiklinti, įprasminti, savo padovanoti džiaugsmą ne tik kad pirkiniais, bet ir veikla. Vat kažko ten domėti, save ugdyti, atrasti bendrystę, atrasti tą vidinę ugnelę, kuri pažadina tavyje smalsumą. Tai būtent tokia veikla, kaip tinklinė rinkodara, savyje turi tą visą privalumų paketą, kada tu turi ir bendrystę, ir nemokamus mokymus, ir įdomią veiklą, gali dirbti socialiniuose tinkluose, gali užsidirbti, susikurti savo verslą, pasives pajamas ir taip toliau. Kiekvienam pagal jo poreikį ir tikslą. Tai aš kviečiu ir jūs, tos, kuriuos mane stebite šiame kanale, pagalvoti apie tai. Vietoje turiu paruoštą vieną startinį, kas norėtų pradėti, pavyzdžiui, startuoti čia ir dabar mūsų veikloje. Tai yra kvepalų namų kvapų testeriukų lagaminėlis. Aš turiu čia savo, bet turiu kitą naują lagaminėlį, va taip, kur jau galite testuoti, mėgautis. Ta terapija kvapų tikrai pažadina tokį svajingą, kažkokį gerą jausmą, šilumą viduje. Atrodo, kad nieko nereikia dėl nieko nusiminti, viskas eina, praeina, ateina kiti džiaugsmai. Tai taip ateis pas mus, žinokit, ir vasara, bet aš sakau, kad kiekvienas laikas turi savo privalumų, tai galime tikrai džiaugtis tuo, kad tai bus užtikrintas laikas daryti tai, ką galbūt prieš tai atidėliojom, nes buvo vasara, nes buvo saulė, nes reikėjo lėkti į gamtas ir taip toliau. O dabar bus penas mūsų vidiniam poreikiui augti, kažkuo užsiimti. Tai kvietimą jūs mano turite, galite ateiti šią savaitę dar į ofisą arba visada galite susisiekti su manimi, asmeniškai man parašius, papasakosiu, pasidalinsiu, turėsime labai smagų laiką tais tamsesniais vakarais ir ilgais, kad pasidžiugintumėm. Tai iki susirašymo.